Ačiū Rasai, sveiki visi susirinkę, tiesioginę transliaciją stebintys dalyviai. Ir šiandien pirmiausia norisi pradėti kalbėti apie inovacijas nuo aplinkos, kurioje jos vyksta. Ir jeigu mes galėtume pasižiūrėti mūsų verslo aplinką, tai anksčiau jinai buvo tokia sudėtinga, kompleksiška, greita, kaip šitas Ferrari automobilis. Bet tiesą sakant, mes visi tą automobilį galėtume ir surinkti, ir išrinkti. Nes versle procesai buvo tokie, kad mes galėdavom nuspėti, kur tai veda. Deja, šiandien dienai tokios verslo aplinkos mes nebeturime. Ir šiandien dienai verslo aplinka yra labiau panaši į atogražų mišką, kur yra viskas taip susiję tarpusavy, kompleksiška, kur mes pradėję iniciatyvas iš tikrųjų nelabai galim netgi pasakyti, kur tai mus nuves. Ir šitoj verslo aplinkoje veikiant mes susidurėme su 3 pagrindiniais iššūkiais ir tuo pačiu galimybėm. Pirmiausia, mes gyvenam klientų patirties amžiuje. Klientai išmoko naudotis Amazon, Bolt ir visom kitom patogiom sistemom ir jie visiems verslams kelia labai panašius lūkesčius, kad viskas turi būti paprasta, čia ir dabar, labai nesudėtinga ir netgi ir save galim pagauti, kad kai reikia kažką tai sudėtingai pildyti, jau truputėlį nepasitenkinimą reiškia, ne? Ir čia yra milžiniškas galimybės inovacijom. Antra galimybė arba iššūkis tai yra duomenų analitika. Mūsų klientai žino, kad mes renkam apie juos duomenis ir tu bet kur praktiškai ir pats nuėjęs, ar į medicinos įstaigą, ar pas bankininką, labai tikiesi, kad visos paslaugos ir produktai bus personalizuoti, tik jums vieniems pritaikyti. Bet deja, tai daugeliui verslų vis dar yra didžiulis iššūkis, nes mes negalim tos analitikos taip lengvai ištraukti, mes negalim dar tų paslaugų pritaikyti. Ir čia bus didžiulė dar transformacija ateityje. Galiausia, trečias dalykas yra tai, kad mes veikiame sektorinės ekonomikos aplinkoje, tai reiškia inovacijos senai nebėra kuriamos vienam tik tai sektoriui. Ar tai būtų transportas, ar kažkokia gamyba, ar inžinerija, inovacijos yra kuriamos tarp sektorių. Ir mes į tai turime atkreipti dėmesį, kai kalbam apie naujus dalykus. Kitas svarbus dalykas, kai kalbam apie inovacijas, yra verslo aplinka. Ir mano pranešimas skamba apie tai, kad kaip čia inovuoti, kai viskas taip greitai keičiasi, kai galbūt recesija artėja. Ir aš netikiu, kad kiekvienas iš jūsų daugelį kartų esat buvę toj situacijai, kai pas jūs ateina žmonės ir sako, nu kada viskas sulėtės, kada mes turėsim strategiją ir galėsim ją vadovautis bent jau pusę metų, o ne kiekvieną ketvirtį keisti kažkokius prioritetus. Tai greitas atsakymas yra niekada ir šitie pokyčiai dar tik tai intensyvės. Šiandien dienai mes gyvename tuo metu, kaip didžiuliai technologiniai pokyčiai vyksta kas 7 metai ir ta kreivė kyla aukštyn. Tai tada mes kaip verslų savininkai turim pradėti galvoti, kaip mums veikti šitoj verslo aplinkoje ir kaip išmokti su tuo gyventi. Kitas svarbus dalykas, kad mes gal galvojam, kad labai daug jau skaitmenizavom dalykų ir kur čia jau toliau. Tai irgi ruošdamasi susitikimui su jumis įdėjau skaidrę, kur jūs matote, kad tiesą sakant, skaitmenizacijai mes esam dar tokiam priešaušrį, kur viską, ką galima skaitmenizuoti, mes tikrai skaitmenizuosim. Ir net tai, ką jūs galvojat, kad neįmanoma skaitmenizuoti, mes tikrai skaitmenizuosim per ateinantį 10-metį ar panašiai. Tai kaipgi veikti visų šitoj aplinkoj, kaip kurti inovacijas, ką reikia daryti? Pirmiausia, reikia žiūrėti į ateitį, pirmiausia, reikia analizuoti signalus ir dirbti su jais. Ir pagal tai, kaip įmonės dirba su signalais ir tendencijom, jos skirstomos yra į 4 pagrindinės grupės. Pirmoji grupė yra tos įmonės, su kuriuom aš susitinku ir sakau, gal kažką inovuojam ir sako, Juste, kokios inovacijos, recesija, čia kažkokie blogi dalykai vyksta, dar kažkas, nėra laiko. Tai yra įmonės, kurios iš tikrųjų nepaiso rizikos, nežiūri į ateitį, kaip keičiasi vartotojų lūkesčiai, ko jie tikisi ir tikrai, šitoje kanebinėje tokių įmonių nėra ne vienos. Kita įmonių grupė tai yra tos įmonės, kurios aiškinasi klientų poreikius, jos analizuoja klientų patirtis, mokosi ir labai svarsto, ką su tuo būtų galima padaryti, kaip sukurti geresnės prekes ar paslaugas, kaip patobulinti. Tai yra tikrai tokios žingeidžios įmonės, jų jau horizontas žiūrėjimo į ateitį yra šiek tiek ilgesnis. Trečia kompanijų grupė tai yra tos kompanijos, kur jau dalis darbuotojų intensyviai dirba su tendencijom ir signalais, jie analizuoja juos, kuria scenarius, prognozę, žiūri, kas gali pasikeisti.
Ir ketvirtosios grupės yra tos kompanijos, kurios su ateities signalais ir tendencijom žaidžia kaip savo smėlio dėžėje. Tai reiškia, yra kuriami skirtingi scenarijai, nuo pačio pozityviausio iki pačio blogiausio, valdybos ir vadovų komandos galvoja, ką su tuo daryti ir iš tikrųjų trečios, ketvirtos kompanijų grupės įmonės uždirba 33% daugiau. Ir aš tikrai šiandien kalbėdama su jumis net nebejoju, kad būtent tokios įmonės čia ir yra susirinkusios, kurios žiūri į ateitį ir galvoja, ką su to būtų galima padaryti. Ir kokia ta ateitis bus 2030 ar dar vėlesniais metais, tiesą sakant, pasakyti niekas negali. Ir mes tik tai, ką galim pradėti daryti, mes galim pradėti analizuoti signalus ir tendencijas. Tai, kas vyks už 10-15 metų, už 5 netgi, tas vyksta jau šiandien. Kažkur kitoj pasaulio šaly, kitam pasaulio krašte, kažkokioj labai nišiniai įmoniai, kažkoks projektas, kuris mus prajuokina, bet jeigu mes tik pasižiūrėtume plačiau, kas kur vyksta ir truputėlį stengtumės neišrasti dviratį, bet pagalvot, kas jau yra padaryta, mes pamatytume, kiek daug signalų ir tos ateities galėtume pastebėti. Ir aš dabar noriu papasakoti savo mėgstamiausius signalus, kuriuos aš stebiu, kurie man labai patinka ir kviečiu jūs visus tiesiog klausant manęs užduoti savo klausimus. Kas iš to, ar tai kvestionuoja ir stiprina mūsų strategiją, ką mes iš to galim pasimti ir matysi, tie signalai visiškai yra nesusiję su jūsų verslu, bet nepaisant to, mes galim tikrai pasisemti įkvėpimo iš to, ką jau šiandien dienai inovatoriai daro. Kas yra signalas? Signalas tai yra šiandien dienai veikiantis kažkoks tai sprendimas ir tai jokių būdų nėra mokslinė fantastika. Tai yra realiai kažkur tai pasaulyje pritaikyti dalykai. Tai pirmas signalas atkeliauja iš Švedijos, kur Švedijoje Felix Klimat Boutique galima atsiskaityti už produktus jūsų turimų anglies dioksido biudžetu, kuris yra 18,6 kg. Tai jeigu jūs esat mėsos mylėtojai, tą savaitę negalėsit labai daug produktų nusipirkti, nes mėsai pagaminti reikalinga daug anglies dioksido. Tuo tarpu, jeigu renkatės labiau augalinės kilmės produktus, tikrai tą savaitę galėsit nemažai dalykų įsigyti. Ir tai yra signalas ir tendencija, kuri parodo, kad kaip mes gyvename, tokią kainą ir mokame. Tai nėra vienintelis signalas, draudimo bendrovės prie automobilių montuoja daviklius ir jeigu mes esam agresyvūs vairuotojai, mūsų draudimas kainuoja daugiau, jeigu mes esam tokie sąžiningi, geri vairuotojai, mūsų draudimas kainuoja mažiau. Netgi visiškai nesenas pavyzdys yra vienas bankas, pradėjo taikyti tokį mechanizmą, kad kai jūs įsigyjate prekes, bet kokioj parduotuvėje, jie dalį jūsų sumos iš karto investuoja į tos įmonės akcijas. Tai pavyzdžiui, šiandien aš kalbu Swedbanko renginy, vadinasi, aš palaikau šitą organizaciją ir dalis mano pajamų iš karto būtų investuojama į šitos įmonės akcijas. Tai visa tai rodo keletą dalykų. Pirmiausia, kad mūsų elgesys įtakoja, kokią kainą mes mokam, o kitas svarbus dalykas, kad visos šitos priemonės iš dalies įrodo, kaip mes kitaip visai galim kovoti su klimato kaita. Tai galime savęs paklausti, kas mums iš to, ką mes iš čia galim pasimti. Kitas įdomus signalas ir tendencijų tokia grupė atkeliauja tikrai iš po COVID ir jį vadinasi gijimo menas, tai mes tikrai vis labiau kalbėsim apie psichologinę sveikatą, apie gerovę organizacijose ir tai turbūt kiekvienos iš esančių įmonių strategijos dalis ir šiems metams, kaip tą inkorporuoti į bendrą veiklą, bet kai kurios kompanijos žengia dar tolimesnį žingsnį ir, pavyzdžiui, skaidrėje jūs matote šokolado gaminantį gamintoją, kuris akivaizdžiai teigia, kad cukrus kenkia jūsų sveikatai ir pradėjo ženklinimą, kuris parodo, kiek cukraus kiekvienoje plytelėje yra ir netgi sąmoningai siekia įvesti cukraus ribojančius įstatymus. Tai ką tai rodo, kad mes kaip verslai pradedam siekti tikslų didesnių truputėlį už save. Ir tai nėra vienintelis vėlgi pavyzdys, jūs tikrai girdėjot, praeitais metais Patagonija pardavė savo akcijas fondui ir nuo šiol jie visus sprendimus priims pagal tai, kiek tai yra naudinga žemiai ir vėlgi mums rodo, kad mes truputėlį išeinam už tokio tik tai pelno generavimo, nes žmonės ir darbuotojai talentai mūsų vis labiau klausia, tai kokį didesnį tikslą už save mes turime.
Kitas įdomus signalas atkeliauja iš Unregular Pizza ir tai yra kompanija, kuri kepia nuostabaus skonio itališkas pizzas, kur jau net dabar užuodžiu, kaip čia viskas galėtų būti gerai per COVID ir jie leido už savo prekes atsiskaityti namuose pagamintų maistu. Jie bando inovuoti šimtmečius nekeistą mainų konceptą. Ir vėlgi, tai nėra vienintelis pasaulyje pavyzdys, mes vis labiau pradėsim klausti savęs, ar tikrai už prekes ir paslaugas galime atsiskaityti tik pinigais, nes žmonės nori atsiskaityti savo skiriamų dėmesių, laikų, kompetencijom. Amsterdame visa platforma yra sukurta, kur galima atsiskaitinėti kambariniais augalais ir panašus dalykai. Tai reiškia, kad vis labiau eisim ir klausim savęs, ar tikrai pinigai yra vienintelė atsiskaitimo priemonė. Na, toksai ryškus signalas praeitų metų, tai buvo Koperniko kolekcijos pristatymas, kur tiesiog priešais visus žiūrovus per 10 minučių buvo ant modelio kūno nupurkšta suknelė, kuri yra daugkartinio naudojimo, skalbiama ir be didelio poveikio gamtai. Tai man irgi yra toks labai didelis signalas apie tai, kur mes einam su mados industrija ir kad iš tikrųjų pasibaigs tie laikai suplyšusių ten sagų ar per didelių kažkokių tai kelnių, nes mes galėsim būti visą laiką madingiausi, tie rūbai galės būti mums pritaikyti, idealiai tinkantis. Ir čia kalbam ne tik apie technologijas, bet ir besikeičiančius verslo modelius. Nes vis daugiau kompanijų savęs klausia, o tai kam jums iš viso turėti tas pilnas spintas rūbų, kur vos keletą tik nešiojate. Gal galima tos rūbus užsisakyti ir tiesiog kiekvieną mėnesį gauti naujausias technologijas atitinkančius, moderniausius, be poveikio gamtai, kažkokius ar sportinius batelius, ar maikutes, ar dar kažką. Tai visa tai jau rodo ir besikeičiančius ir vartotojų lūkesčius, ko jie tikisi iš verslų. Na, pakalbėkim truputėlį, kas vyksta medicinos srityje. Prieš pat COVID, kaip matote, iš skaidrės vos likus keliom savaitėm iki Lietuvoje paskelbint COVID, Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė, kad atidarys pirmą virtualią ligoninę regione. Per tą laikotarpį nedaug ką nuveikė, bet tuo tarpu šitą konceptą labai sėkmingai ištestavo Australija, kurie ne tik atidarė, bet ir sulaukė labai pozityvių rezultatų. Nes gydytojai ir slaugytojai ką sakė? Vietoj to, kad mes ten tuos ligonius priimtume koridoriuose ar dar kažkur, visi matėm tuos baisius vaizdus, ligoniai galėjo pasilikti savo namuose arba saviizoliacijos viešbučiuose, o gydytojai ir slaugytojai jų būklę nuolatos stebėjo monitoriuose, galėjo keletą kartų per dieną pasiskambinti, susisiekti, pritaikyti medikamentus. Ir man atrodo, kad medicinoje vyksta panaši transformacija, kaip kažkada tai vyko bankininkystės srityje. Man teko šitoj srity dirbti ir kai aš pradėjau dirbti, tai žinot, nežinau, ar jūs atsimenat, bet klientus aptarnaudavom dar su tam tikrais atsiskyrimais nuo kliento, nebuvo daug grynų pinigų, bet netruko praeiti kokį 7-8 metai, kai iš tikrųjų bankas atrodo visiškai kitaip. Tai yra nuostabus ofisas, kur kava pavaišina, kur mes nebeturim beveik grynų pinigų. Tai man tas primena labai panašiai, kad ir medicinoje po keleto metų vizitą pas gydytoją mes iš tikrųjų vertinsim, kad beveik nėra ten ko eikti, nes šiandien dienai jau yra visos technologijos, kad mes viską galim padaryti namuose. Nuo echoskopijos nėštumo metu iki ankstyvos stadijos vėžio diagnostikų ir panašių dalykų. Tai yra šiandien dienai veikiantys sprendimai, veikiančios technologijos. Na ir paskutinis dalykas, ko tikrai negalėjau šitoj prezentacijai nepaminėti apie besikeičiančius lūkesčius, tai yra kuriantis dirbtinis intelektas. Per paskutinį pusę metų turbūt kiekvienas iš mūsų arba bandėm avatarus kurtis, arba bandėm tekstus kurtis. Ir aš jau drąsiai sakau, kad jau šiandien dienai dirbtinis intelektas yra numeris 1 mūsų asistentas. Ir nuo žodžių pavertimo paveikslėliais, nuo atskirų programų, kurios sukuria visiškai tekstus socialiniam tinklam. Čia yra pavyzdys vieno iš tokių sprendimų. Bankas tiesiog suprasdamas, kad recesijos metai žmonės tikrai skaičiuoja ir žiūri, kur pinigus išleidžia, jie sukūrė programėlę, kuri gali suprognozuoti, kada jums reikės piltis kuro ir kai jau ateina ta diena, pasakyti, kur mieste yra pigiausias kuras, kad mums net patiems kaip vartotojams nebereikėtų galvoti.
Tai paskutiniu metu irgi labai daug girdžiu iš pasaulinių prekės ženklų, kad lyderystė iš Excelio, kur mes pasakom, kas buvo, jinai yra tikrai jau nueinanti tendencija ir artimiausiais metais mes tikrai kaip lyderiai viską prognozuosim į priekį. Tai reiškia, kokie klientai norėjo galbūt pakeisti mūsų prekės ženklą į kitą, ką mes kaip lyderiai padarėm, kad juos sustabdytume ir kokių veiksmų ėmėmės. Tai žvelgiant į visus tuos signalus, net neabejoju, kad ir jums kyla daugybė minčių ir labai įdomu, kokius signalus jūs stebite, kas nutiks, jeigu tie signalai sustiprės ir kaip pasikeis gali pasaulis. Tai kai mes kalbam apie ateities tendencijas, mes ir tiesiog ir žiūrim, kiek gali būti variacijų. Variacijų gali būti daug labai. Tai priklauso nuo to, ką jūs stebite, ką jūs matote, kaip plačiai žiūrite. Ir ateities prognozė, tai man tai yra tokia šiaurinė žvaigždė įmonėje, kur mes analizuodami šiandien dienai vykstančius pokyčius galim preliminariai prognozuoti, kaip keisis vartotojų lūkesčiai, kokios technologijos tikėtina populiarės. Ir savęs klausdami keletos pagrindinių klausimų galime suformuoti tą savo tokią viziją ir perspektyvą. Tai kas taps labiau įprasta per ateinančius metus? Aš savo atsakau, kad turbūt vis labiau bus įprasta žinoti į priekį, kas nutiks, žinoti į priekį, kada tiksliai namo grįši, kai vaikai paskambina, nes Veizę gali pasižiūrėti, žinoti tiksliai, kas su verslo klientais vyksta ir panašus dalykai. Tai taps mums įprasta. Kas taps mažiau įprasta? Man asmeniškai atrodo, kad mažiau taps įprasta žmogus procese. Nes mes ir šiandien nustebtume, jeigu reikėtų taksi kviestis ne per programėlę, o skambinti operatoriui. Nors prieš keletą metų tai visiškai buvo normali mūsų kasdienybė. Bet tai taip akceleruojasi ir keičiasi, kad šiandien jau tikrai atrodo keista. Kas taps įmanoma per ateinančius 10 metų? Manau, kad tikrai daug dalykų mus nustebins ir aš vienus dalykus maniau, kad jie dar ilgai bus neįmanomi, bet buvo sukurti praeitais metais ir tapo įmanoma. Tai gal čia labiausiai savęs galite paklausti, kas jūsų manimų taps įmanoma, kokios naujos problemos iškils, kokių naujų reguliavimų reikės, nes visos šitos tendencijos jos suponuoja ir gerus dalykus, bet ir tam tikrus iššūkius, apie kuriuos mes turim kaip verslo lyderiai iš anksto pagalvoti. Ir galiausia, kas nustebins žmonės, kas nustebins mūsų verslus. Tai kokią ateitį mes norim sukurti? Aš tikiuosi, kad visi jūs nori sukurti tikrai gražią Lietuvą, įdomias įmonės, didelius verslus, augančius verslus ir sveikinu jūs prisijungus ir linkiu, kad visos tos tendencijos virstų realybė ir tikrai pamatytume tą geresnį verslą Lietuvoje. Ačiū jums labai.